Labas rytas, brangus draugai. Taigi šiandieną yra ryto kava ir jums kuo šilčiausi linkėjimai iš Romos, pavasariškos Romos, saulėtos Romos. Tai išties jau sprogsta medžiai, čiulba paukščiai nuo pat ankstyvo 5 ryto. Tai tikiu, kad tas pavasaris jau greitai ateis ir Lietuvoje. O šiandieną mes toliau tęsime mūsų tokį apmąstymą ir keletą mano įžvalgų, kurios viliuosi jums pagelbės jūsų asmeninėje maldoje ir tikiuosi dabar gerite labai skanę kavą. Na, o aš tuo tarpu paskaitysiu šios dienos Evangeliją. Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Tie, išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė 2 iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galop pasirodė visiems 11, kai jie sėdėjo už stalo. Priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Ir jis tarė jiems: eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Taigi šios dienos Evangelija, galima sakyti, yra gyvas priekaištas. Ir turbūt, jeigu bandytume įsivaizduoti save šioje vietoje, o gal net ir nekartą buvome tokioje vietoje, kada kažkas pasakoja tam tikrus įvykius ir mums primena apie mūsų netikėjimą, nepasitikėjimą tuo žmogumi, nepasitikėjimą galbūt Dievu ir kaip jisai mus pranoko, kaip jisai dovanojo atsivertimą visiškai nurašytam ir palūžusiam žmogui ir taip toliau. Ir po to mes pamatome, ką jisai daro su Dievo galybė ir Dievo malonė. Taigi ir čia, man skaitant ir apmąstant šią Evangeliją, iš tikrųjų galvoju, drąsus Jėzus. Kodėl? Todėl, kad išties tiek 11 eilutėje, sakoma, netikėjo moterų liudijimu. Ir vėl keletą mokinių, kurie nuėjo pas kitus, jų liudijimų, netikėjo, priekaištavo už jų netikėjimą ir širdies kietumą ir paskiria: eikite į pasaulį ir skelbkite Evangeliją visų kūrinijai. Ar aš paskirčiau svarbiausiai ir pagrindiniai užduočiai tas, kuris netiki ir nepasitikė. Netiki ir nepasitikė manimi ir tais liudytojais. Taigi Jėzus drąsus. Ir ką galima į tai pasakyti? Kad ar mokiniai to verti? Ne, nes jie netiki, nes jie nepasitikė. Ir štai čia pasireiškia malonė. Štai čia pasireiškia malonė, kuri pranoksta mūsų nuodėmingumą. Ir čia tikrai norėčiau prisiminti, vakar kaip tik peržiūrėjau seselės Nijolės Sadūnaitės išlydėjimo apeigas. Ir prieš prasidedant šventosioms mišioms viena iš sesučių skaitė, galima sakyti, nekrologą, biografijas apie sesę Nijolę. Ir ten buvo tokie keletas sakinių, kur sesė Nijolė sakė, jog tas liudijimas prieš teismo sovietmečių, kalėjimas, kurį teko pereiti, daugelis žmonių jai dėkojo, bet jis sakydavo: tai yra malonė. Nėra jos nuopelno, tai yra malonė. Taigi ir čia mes galime pasakyti, ar mokiniai to verti, ne. Bet kaip apaštalas Paulius sako, Dievas pasirinko, kas pasaulio akimis yra silpna, kas nieko verta, kad sugėdintų galiūnus. Taip ir čia mokiniai yra silpni. Mokiniai trokšta užtikrintumo, apčiuopiamumo, bet Jėzus tai pranoksta ir skiria misiją. Ir kartais mūsų tarpe, mūsų bendruomenėse, bažnytinėje bendruomenėje, vienuolinėje bendruomenėje, krikščioniškoje bendruomenėje, pamatom žmonės, kurie paskiriami tam tikroms pareigoms,
Ir galim pasakyti, blogesnio varianto negalėjo būti. Kur protas tų, kurie paskiria tokioms pareigoms vieną ar kitą žmogų. O ilgainiui, metams bėgant, mes pamatome jų nuolankumą ir per juos žydinčią Dievo malonę. Taigi, mūsų trumparegiškumas neleidžia pamatyti Dievo malonės. O ko mums reikia? Pasitikėjimo. Taigi, kartais atrodo, jog mes esame labai dideli tikintis, iš tikrųjų visada mūsų viduje yra tam tikra dalis, kuri yra silpno tikėjimo ir kuriai sunku pasitikėti. Bet Dievas peržengia tai, Jisai mato daugiau. Taip ir mes esame kviečiami matyti bažnyčios tarnus, matyti savo bendruomenės narius, netrumparegiškai, ne tik, kad jie netiki, nepasitikė, bet matyti tokiu žvilgsniu, kaip Kristus mato savo apaštalus, kaip mato savo mokinius. Jisai mato daugiau, jisai mato plačiau, mato giliau. Tai kaip tik misijos paskirimas duoda malonę ir kartu atveria jų širdis visiškam pasitikėjimui Dievu. Kaip tik. Taigi, kitas dalykas, kuris šioje Evangelijoje labai yra stiprus, jog Dievas siunčia liudytojus. Dievas siunčia mums liudytojus, kurie paliudytų apie gyvąjį Dievą. Ir mes juos turime. Turime žmonės aplink mus, kurie mums liudija apie gyvojo Dievo buvimą. Ir kartais gali atrodyti, jog nepakanka, jog sunku patikėti, kad taip Dievas gali perkeisti gyvenimą. Bet ko reikia? Tai nuo liudytojų mes turim pereiti į asmeninį susitikimą. Reikia liudytojų, bet jų negana. Taigi asmeninis susitikimas tampa tikrovę, perkeičiančią mūsų gyvenimą. O liudytojai tampa įrankiais padrąsinančiais, vedančiais, lydinčiais iki šios perkeičiančios tikrovės. Tad dėkokime Dievui už visus liudytojus per istoriją šiomis dienomis, taip pat ypač Lietuvoje už sesę Nijolę Sadūnaitę, kurie paliudija, jog Dievas duoda malonę, jog Dievas yra gyvasis Dievas, istorijos Dievas ir jis veikia istorijoje. Dėkokime už mūsų bendruomenės, kuriuose esame, dėka kurių mes atsidūrėme bendruomenė, dėka jų ištikimybės. Taip pat ir aš dėkoju už savo seseris, kurios paliudijo tikėjimo, persekiojimo laikotarpiu ir jų dėka yra bendruomenė, jų dėka esu aš. Tai išties Dievas ruošia kelią. Ir ruošia kelią mums taip pat per kitus žmones, taip pat per liudytojus. Ir mes taip pat tampame tuo keliu kitiems. Ir mes tampame, mūsų širdis, mūsų gyvenimas tampa dirva kitiems nariams, kurie ateis į mūsų bendruomenės, į mūsų šeimas, vaikai, anūkai, ar bažnytiniai bendruomeniai, ar vienuoliniai bendruomeniai. Mes taip pat tampam tais liudytojais jiems. Mes tampame tuo apčiuopiamu pavyzdžiu jiems. Taigi, atverkime Dievui tai, kas mumise dar yra netikra. Atverkime Dievui tai, kas mumise yra kažkas tokio, ko sunku patikėti. Tikrai tai turim. Tikrai kiekvienas tai turim. Galbūt savo sutuoktinių atžvilgių, vaikų, anūkų atžvilgių yra nusivylimų, nusistatymų yra. Ir melskime Viešpaties malonės, atviros širdies savo ir kiekvienam, kuris yra šalia mūsų, melskimės už savo bendruomenės ir dėkokime už tikėjimo liudytojus. Viešpatie, aš šlovinu ir garbinu Tave, kad Tu dovanoji mums tikėjimo liudytojus. Atleis mums už mūsų silpną tikėjimą, už nepasitikėjimą Tavimi, jog Tu tikrai esi gyvasis istorijos Viešpats. Ypač tuomet, kada matome mums artimus žmonės, kur nebesitikime, kad jie gali pasikeisti.
Viešpatie, aš šlovinu tave, kad tu esi tas, kuris matai daugiau, giliau. Atleisk mums už mūsų trumparegišką tikėjimą ir siųsk savo malonę, dovanok mums kasdienį atsivertimą, matyti Viešpatie tavo gailestingų žvilgsnių, kai dabar mes švenčiame Dievo gailestingumo savaitę ir rytoj švęsime šią iškilmę. Viešpatie, tavo gailestingumas beribis, neatsižvelgiant į mokinių netikėjimą, nepasitikėjimą tavimi, tu juos siunti skelbti Evangeliją, siunti būti tavo liudytojais. Viešpatie, štai aš, štai mes, kurie klausome, kurie dabar esame ir klausysime šį įrašą. Viešpatie, štai aš, siųsk mane. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Tai visiems jums palaiminto šeštadienio, skanios kavos. Labai dėkoju jums, kad Utenos namams aukojate mašinos įsigijimui. Tikrai to mums labai trūksta, tai labai kviečiu prisidėti ir galbūt atrasti geradarių, kurie galėtų tapti to dalimi. Tai Viešpats jums visiems atlygina. Būkite palaiminti.